Kita tema taip pat itin aktuali – kaip pasirinkti tinkamą šildymą tiems, kurie įsikūrė kaime ar mieste, sode ar vienkiemyje, kurie gyvena jaukiuose namuose ir nori ekonomiško šildymo. Praeitą visą sezoną šildžiausi, šiemet laukiam sekančią sezoną. Na ir kokia tai jūsų patirtis? Šiaip labai puikiai. Taip, atvirai pasakius, mokesčiai nedideli. Aha, kiek į mėnesį maždaug jums išeidavo? Kažkur apie 30 eurų, plius minus. Ten labai tiksliai nepasakysi centas į centą, tik tai galiu pasakyti, kad gyvenau 2 kambarių bute prieš tai 3 kart pigiau moku už namą, negu mokėdavau už butą. Panevėžietis Andrius su šeima įsigijo namą, kuriame sumontuota šildymo sistema oras vanduo su grindiniu šildymu. Šildomo ploto 80 kvadratų. Šio namo šildymas žiemos metu kainuoja apie 30 eurų vienam mėnesiui. Šitame name iš tikrųjų yra nustatyta temperatūra, sureguliuotas šilumos siurblys, kuris veikia priklausomai nuo lauko temperatūros. Tai jeigu lauke mes turim šaltesnį orą, tai šilumos siurblys tiekia karštesnės temperatūros vandenį į grindis, tam, kad namuose palaikyti vienodą temperatūrą, kurią žmogus gali pasireguliuoti plius, minus ir 5 laipsnius. Ir kokiais nori gali pasidaryti ir 20, gali pasidaryti ir 18, ir 17, o gali ir 24-25 pasidaryti. Įranga pati veikia automatiniam režime ir kažkokių problemų nėra. Tiesiog grįžti namo ir šilta. Pasak bendrovės Egiroma direktoriaus Egidijaus Pupelio, ekonomiškiausia šilumos siurblį oras vanduo įsirengti naujuose sandariuose namuose. Naujuose namuose mes turim gana mažą mažas energijos sąnaudas ir reikia atkreipti tik tai dėmesį įrengiant šitas sistemas, kadangi energijos sąnaudos mažos, šilumos siurblio oras vanduo galingumai nėra reikalingi dideli. Reikia tik tai atkreipti dėmesį, o kiek žmonių gyvena tame name, kadangi bus vis tiek naudojamas karštas vanduo ir atitinkamai koks bus boilerio tūris, kokio dydžio boilerį reikės. Šitame name yra, kadangi 80 kvadratų ir tikrai nereikėtų to galingumo didžiulio, čia užtektų gal ir 4 kW šilumos siurblio, bet šituo atveju yra montuotas Samsung 6 kW šilumos siurblys vien dėl to, kad jisai ganėtinai greitai parašė šiltą vandenį. Bet tas yra svarbu, kad žmogui užtikrint komfortą. Džiaugiuosi, kad pasirinkau 260 litrų. Niekad nebūna, kad pritrūkčiau vandenį. Anksčiau būdavo, irgi buvo boileris, tai 2-3 žmonės nusimaudo, 4 jau viskas. O čia užtenka pilnumai. Tai šituo atveju mes turime šilumos siurblį su integruotu boileriu. Yra 260 litrų talpa. Tai dydžiu ta įranga yra tokia pat kaip 200 litrų boileriui. Kaip šituo atveju mes turim ganėtinai mažą patalpą, bet jis mums čia puikiausiai telpa ir mes turim boilerį su 260 litrų ir tas boileris yra nerūdijančio plieno. O dabar bene svarbiausia, kai jau įsigyji šilumos siurblį. Koks yra aptarnavimas, kokia priežiūra, ar neliksi vienas su įrenginiu ir nežinosi, ką daryti. Dar norėčiau pridurti dėl greito aptarnavimo. Samsungo, jeigu gedimo atveju, iš tikrųjų, greit pristatomas detalės. Ir pats aprūpinimas, šiemet buvo užpūstę lauko bloką, tai atvažiavo Egiromos vyrukai tą pačią dieną sutvarkė ir visi patenkinti, visi laimingi. Tai Samsung įrenginiuose jau iš gamyklos yra įdiegtas apatinio tokio vadinamo teno valdymas, kad jisai naudojamas tik tada, kada reikia. Būna kituose įrenginiuose, kad tie tenai nuolat veikiantis, kai temperatūra yra mažesnė negu 5 laipsniai. Tai kai nuolat veikia ir kai veikia tik tada, kai reikia, mes turim didelį skirtumą, nes taip mes sutaupam savo elektros sąnaudas. Tai tas yra svarbu, nes pati Samsungo kompanija žiūri tai, kad mes turėtumėm įrangą, kuri užtikrintų mums komfortą ir iš tikrųjų dar sutaupytumėm kaštus visus skirtus šildymam. Kaip Andrius minėjo su atsarginiu detalių tiekimu, tai iš tikrųjų mes turim labai gerą tiekimą, jokių problemų mes neturim, nes tiesiog yra geras labai palaikymas. Pačio Samsungo yra žmonės užsiimantis techniniu palaikymu pačio Samsungo pačio gamintojo. Ir jie pristato detalės, jeigu Lietuvoje, tai kitai dienai. Jeigu mes turim detalių Lietuvoje nėra, tai kelios dienos ir mes turim pas save detalės ant stalo, tiesiog, jeigu kažko reikia.
Tiesiog mes neturim problemų su tiekimu tų detalių ir su remontu ir konsultacijom ir techninė pagalba irgi neturim problemų. Tai tas yra labai svarbu renkantis įrangą. O dabar apie naujovę, kuri leis namų šeimininkui visiškai atsipalaiduoti nuo įrenginio priežiūros, valdymo, programinės įrangos atnaujinimo. Tuo pasirūpins pati kompanija, sako bendrovės Egiroma direktorius, šilumos siurblių montažo ekspertas Egidijus Pupelis. Mums kaip techniniam darbuotojam nėra didelių problemų tiesiog prisijungti prie įrenginio ir matyti jo darbą. Mes turim galimybę iš karto pasijungę kompiuterį daryti įrašą, ganėtinai nesunkiai tiesiog kabelių prisijungę ir įsirašyti to įrenginio darbą ir matyti visus parametrus vienoje vietoje. Toliau mes galim, jeigu reikia, tiesiog išsiųsti į kompaniją, kur mums iš tikrųjų atlieka visą analizę to siurblio darbo. Toje vietoje neturim problemų, jeigu reikalinga analizė. Neužilgo startuoja dar viena papildoma paslauga, ne paslauga, aptarnavimo srity, kad mes matysim visus įrenginius tiesiog online ir galėsim koreguoti jų darbo parametrus ir matyti visus, kaip jie veikia, jeigu tas įrenginys yra prijungtas prie interneto. Tai duos, kad įrenginiai turės galimybę atsinaujinti ir programiškai, jeigu kažkoks yra netitikimas, kad jie tiesiog online be kliento pagalbos, jie atsinaujins visi.